dalykas, daug kalbama apie įvairias kalbas, apie disciplinas ir visą kitą, bet filosofija turi kitokį uždavinį. Mums reikia suprasti, kokiuose rėmuose visą tai yra interpretuojama. Tai pradėkime nuo dabarties, nes mes gyvenam dabartyje, kad mes turim įvairias temas. Ir dauguma teigia taip, mes gyvenam po tiesos, po demokratijos, po industrijos, po komunikacijos, išgyvename daug diskursyvume, daugelį kultūrų ir kiekvienas diskursas arba kiekviena kultūra, kiekviena disciplina nėra atvertis pasaulio. Kiekvienas teiginys apie bet kokią kalbą ar diskursą reiškia, kad tas diskursas konstruoja mūsų pasaulį. Mes kalbam apie kalbą, mes kalbam apie instrumentus. Ir žodžių nėra reprezentacijos pasaulio. Daugiau mums nieko nereikia kalbėti apie diskursus. Aš kartą buvau pakviestas, kažkur Lietuvoje komunikacijos programoje dėstyti, nutariau kalbėti apie jėgų sandorius. Ir gavau atsakymą, viskas tvarkoj, tik reikia kalbėti apie diskursų sandorius. Žmogaus nedalykai. Tai vienas dalykas yra toks. Mes modernybėje fragmentavom visą pasaulį. Kiekviena disciplina nustato, kas yra pasaulis. Bet tos disciplinos, bet to diskurso nėra pasaulio. Tai reiškia, kad bet kokia reprezentacija tinklų. Mūsų diskursai neatstovauja pasaulio, bet jį sukuria, konstruoja. Dabar daug kalbama apie konstravimą. Pavyzdžiui, net yra viena filosofijos kryptis vadinama analitikai, jie irgi šneka, kad pasaulis yra loginis konstruktas. Arba jeigu neegzistuoja sakinyje, jeigu reiškia neturi funkcijų sakinyje, todėl neegzistuoja. Viskas priklauso diskursui. Dabar kitas dalykas yra postmodernybė, daug diskursyvumo priėmė ir mes jį priimam kaip normalų dalyką. Paimkime dabar toliau, kada kalbame apie kitas kultūras ir jų skirtumus. Tai reiškia, kad jos turi savo diskursus ir jos nustato, koks yra pasaulis ir mes neturim mano, kaip sakyti, kad mes vis suprantam. Jeigu mes kalbos nemokam, jų diskursus nemokam, mes nežinom, kas jie esame. Reiškia kalbėti apie kokią nors esmę, kas yra žmogus, kas yra medis, kas yra žvaigždė, nebeįmanoma. Nes kiekvienas diskursas konstruos tą pasaulį kitaip. Dar vienas dalykas, kartais kalbama apie kaip perspektyvumą, mes iš savo perspektyvos. Perspektyva reiškia perspektyva į ką nors, bet to ką nors nėra. Tai perspektyva yra visas pasaulis, specifinio diskurso. Mes negalim iš jų išvykti. Kaip Foucault kartą mėgino teikti, kad visi priklausom kultūriniai pasąmoniai, jį mus konstruoja. Ir vienu žodžiu, negali iš to konstrukcijų išvykti. Be kitų konstrukcijų, gali persikelti iš vieno į kitą, bet jau reikia kitaip mąstyti. Jis paklausė, tai kaip mes dabar prancūzai išlipame iš savo kultūros, kad galėtume ją matyti. Atsakymas, Prancūzijoje yra dalis žmonių, kūrybiškų, kurie yra susvetimėję ir jie mato savo kultūrą iš kito taško. Bet klausimas iškilo, juk Prancūzijai būt kūrybiškų reiškia būt susvetimėjus. Ir daugiau jisai išreiškė daugiau nieko kaip prancūzų pasąmonę,
apie tą kultūrinę pasaulį. Dabar kitas dalykas. Mes kalbam apie diskursus ir jeigu diskursai yra mūsų pasaulis, tada mes negalim užkrauti mūsų diskurso ant kitų. Tai reiškia, jeigu mūsų diskursai turi tokius dalykus kaip žmogaus teisės, kaip tolerancija, kaip pagarba kitiems, tai tas yra tik mūsų diskurse ir kitiems jis nereikalingas. Vėl tas pavojingas dalykas yra toks. Kiek žinot dabar, visi diktatoriai, teokratai, autokratai labai laimingi, pasikliovę mūsų vakarietišką nuostatą, kad visi diskursai sukuria savo pasaulius, todėl jų diskursuose nėra tolerancijos, jiems to nereikia, nėra žmogaus teisių, jiems to nereikia. Ir mes negalim, kaip sakant, užmesti mūsų diskurso ant jų, nes būsim apšauti kaip neokolonistai, kultūriniai neokolonistai. Dabar kitas dalykas. Daug discipliniškumas. Tai yra grinai viena moderni kryptis, vakarų moderni kryptis. Mes žinom, kad iš pat pradžių vakarai, modernūs vakarai, nutarė ieškoti vieno diskurso, lygo universalas. Ir nutarė, kad tas diskursas turi būti matematiškas. Ir žodžiu, mes galim tiksliai griežtai nustatyti matematinės taisyklės ir viskas suvokti pagal tas taisyklės. Ar čia būtų statistika, ar būtų apskaičiavimas ateities galimybių, nesvarbu, viskas turi būti suprasinta ir matematinė metafizika. Ir tada buvo diskutuojama, ar tas diskursas yra visuotinis, ar yra viena matematika, vienas diskursas. Ir jau buvo nutarta, kad to nėra, tai reiškia, kiekvienas diskursas, kiekybinis ar toks, skaldomas į dalis. Ir kiekvienas diskursas tada sukuria savo pasaulį. Tai kiekviena dalis gali ne tik sukurti, bet gali įkūnyti. Čia yra vienas iš technologijos pagrindų. Kitas pagrindas yra toks, kad jeigu mes turim pasaulį, kuris priklauso diskursams, tai valdyti vienu diskursu, vienu žodžiu kiekybiniu diskursu, reikia suvokti pasaulį kaip kiekybišką. Mes galim suvokti pasaulį atomistiškai, mechaniškai ir taip toliau. Ir tada, kadangi mes tų atomų visų kitą nematom, reiškia, mes juos galim konstruoti pagal mūsų matematinius, kaip sakant, konstruktus. Tai reiškia, pasaulis yra neprieinamas, bet padirbamas. Čia yra visa industrija moderni, visa technologija, mes perkonstruojam pasaulį. Ir kiekvienas konstruktas, kaip sakant, matematinis įkūnijimas, patampa įrankiu. Ir kiekvienas įrankis tada tobulina kitus įrankius. Tai mes sukūrėm, kaip vadinama, įrankinę sąmonę, įrankinį intelektą. Jeigu mes negalim kabutėse pritaikyti savo konstrukto, jisai negalioja. O pritaikymas reiškia pakeitimas. Tai mes įsivėlėm į vieną dalyką, kad mes viską fragmentavom ir žmogus irgi yra redukuojamas į medžiaginį klodą. Nes tik medžiaginė klodė jis gali būti apskaičiuotas. Tai vienu žodžiu mes tampam irgi dalis. Viena dalis yra biologinė, kita genetinė, trečia, kaip sakant, cheminė, branduolinė ir taip toliau. Ir žmogus kaip subjektas dingo. Postmodernūs kabutėse rašytojai labai laimingai paskelbė, kad subjekto nebereikia, žmogaus nebereikia. Kalbėti apie integraciją yra išvis neįmanoma. Be to,
negalime sakyti, kad kiti yra neteisingi, nes kitų diskursai nustato juos kitaip. Ir todėl mes neturim net žmogaus, kaip sakant, mato, kad mes galėtume susikalbėti su kitais kaip žmonės. Ir sakyčiau, mūsų nuostatoje atsirandančiuose diskursuose mes kitokie. Ir dabar kokia bėda. Vienas dalykas, mes sukūrėm ne tik multi, kaip Merkelė sakė, arba multidiskursivumą, mes sukūrėme pasaulį, kuris yra, kaip sakant, varomas tokia galinga jėga vadinama pažanga. Matot, sukurti vieną įrankį. Jisai patampa įrankį sukurti kitiems įrankiams. Vienas kompiuteris patampa įrankiu sukurti kabutėse geresnius kompiuterius. Tas patampa sukurti naujus algoritmus. Tas algoritmas patampa įrankiai sukurti naują technologiją. Ir žodžiu, mes sukūrėm pažangą, kurios tikslas yra pažanga. Ir vienu žodžiu, mes vejame save ir norim save pralenkti. Bet kiekvienas pralenkimas jau turi kitus sukūrimus ir mes juos irgi turim pralenkti. Ir vejamės viens paskui kitą, koks tikslas pralenkti, kaip būsim pralenkti irgi, nėra daugiau kito dalyko kaip technologinė lenktynė. Mes dirbam plaktukus, padaryti daugiau plaktukų. Ir tie plaktukai, sakom, bus patobulinti, kad galėsim daugiau plaktukų padaryti. Bet kodėl daugiau plaktukų? Ir žodžiu, mes jau sukūrėm pasaulį tokį, kad viskas yra ateities projektai. Tie ateities projektai neturi jokių duomenų, tik to, ko mes norim. Bet ko mes norim, priklauso pažanga. Jeigu nėra pažangos, mes žūstam. Kaip Indijoje sakoma, mes nušokome ant tigro ir nebemokome nuo jo nulyti. Ir dabar koks filosofinis klausimas. Kadangi mes teigiam, kad prarandam esmę, prarandam principus, nes mes visuomet juos konstruojam ir pagal juos mes konstruojam savo pasaulį, tai kaip mums dabar kalbėti apie žmogiškumą ir apie esmę ir apie ateitį. Bet vienas dalykas, visi sociologai susitinka su viena tema, kad modernybėje praeities nebėra. Viskas yra ateities projektai. Kaip sakant, apšvieta, mokslo šita yra galimybė ateities galimybė. Gali pasirinkti kažkokią galimybę, bet tik pasirenka tik tas, kurias mes galim įgyvendinti techniškai. Tai reiškia, kad kalbant apie psichologiją, kalbant apie politiką, tie dalykai negalioja, nebent jie yra suprasinti į medžiaginius klodus. Pavyzdžiui, psichologija, psichiatrija dabar nekalba apie žmogaus reikalus, kalba apie piliulės, kalba apie chemiją. Tau meilė nesistika, tai duosim vaistų. Tu nesidžiaugi, tai duosim kitą piliulę. Jie rašo vaistus medžiaginius. Lietuviai tas klodas yra, žmogiškumo klodas yra vienas. Ir dabar klausimas yra, kas yra mokykla. Ir aš turiu grįžti prie vieno dalyko, kad mokykla turi laikytis principų ir principai reikalauja, kad kiekviena tema, apie ką kalbam apie modernybę, kad modernybės principas yra medžiaginė techninė pažanga. Tai kalbant apie pažangą, reikia tą temą paimti tik savo rėmuose, nes yra kitos temos. Pavyzdžiui, jeigu kalbama apie laisvę arba lygybę, jos negali suprastinti statistinius duomenis. Yra kita tema. Kiekviena tema
turi savo ribas. Jeigu neturėsi ribų, tai mes nežinom apie ką kalbam. Kaip sakant, jeigu mes kalbam apie bendruomenę, tai yra viena tema, kalbam apie politiką, kita tema, kalbam apie etiką, yra kita kalba. Ir negalima jų suprasti į bet kokią kitą temą. Kaip sakant, pradedi kalbėti apie vieną temą, pradedi diskutuoti apie kitas temas, tada klausimas yra, apie ką mes kalbam. Kalba yra apie ką nors, diskursas yra apie ką nors. Jeigu tą ką nors prarandam, tai diskursai patampa vien dėl diskursų. O kas tuos diskursus turi suvaldyti, tai yra specifinės temos. Dabar paimkim kiekvieną temą arba kokią nors principą. Ir tada klausimas iškyla toks. Koks principas, kokie principai valdo kokią nors temą. Nes be principų, ką graikai vadino archei, yra neįmanoma kalbėti apie specifinę sritį. Ir kas yra principas, tai yra perteklius. Perteklius, kuris atveria daugybę įvairovės, pavyzdžiui, empirinių arba kultūrinių duočių. Paimkim modernę temą pažangos ir jos metafizinį klodą matematiką. Mes nežinom, kas yra matematika, bet jas mes vartojame. Ir tada klausimas iškyla, ar matematika kaip principas peržengia visas empirinės ribas. Jeigu mes formuojam ką nors matematiškai, tai tas formavimas yra atvertis tos srities, ne konstrukcijos, bet atvertis. Pavyzdžiui, paimkim paprasčiausią dalykėlį, kad 2+2 yra 4. Dabar aš išreiškiau viena kalba, lietuviška kalba, garsais. Jeigu aš parašau 2+2 yra 4, aš išreiškiu rašybą, visai kitoks fenomenas. Jeigu aš sakau 2 × 2 ist 4, visai kitoks fenomenas. Ir taip toliau. Ir tada klausimas iškyla, tai ką tos išraiškos nurodo, į ką jos kreipia dėmesį. Ką mes matome per tas išraiškas. Vienu žodžiu, komunikacija reikalauja mums suprasti tą principinį perteklį, iš kurio mes kuriam įvairius fenomenus. Mes kuriam įvairovę kalbų, kurios vis tiek užsilaiko tos pačios taisyklės. Kad 2+2 yra 4, 2 ir taip toliau. Tai reiškia, kad kiekviena tema reikalauja mums suprasti ne tik duomenis, fenomenus, bet suprasti principus, kurie visuomet yra daugiau negu bet koks fenomenas. Tie principai mums reikalauja suvokti, kad mes turim kabutėse viziją, archainę viziją kaip principą. Be to mes neįmanoma kalbėti apie jokias sritį, apie jokias duomenis. Galim turėti daugybę duomenų, kaip sakome, arba mes kuriam daugiau duomenų, mes kuriam daugiau algoritmų, mes kuriam daugiau technologijos. Tai mums reikia suprasti, kokie principai juos valdo visus, jie visi fenomenai, tos visos kūrybos. Jeigu mes nesuprantam, tada mes patampam arbitrariškai. Galim daryti, ką tik norim. Todėl dabar yra įdomu, kalbant apie tas daugybę technologijų, kūrimą dėl kūrimo ir bendrijimus vien jų. Ir paimkim tą konkurenciją. Tik tame klode, be jokių kitų prielaidų. Oksfordo universitetas, ten kalbėjau, sako, mes prarandam gerus tyrinėtojus, technikus, nes Kinija jiems geriau už žmogų.
nerūpi, kur jisai savo ekspertizę parduos. Tada gali diktatoriai jam mokėti, gali teokratai jam mokėti sunaikyti pasaulį, jam nesvarbu. Jis yra kabutėse ekspertas savo srities. Ir jam nerūpi ta kultūra, kurioje jis yra. Mes tada prarandam savo vietą, prarandam savo kultūrą ir sukuriam dabartyje, kaip sakant, klajoklišką civilizaciją. Mūsų ekspertai keliauja per visą pasaulį, kur jiems geriau moka. Ir jiems daugybė, kultūra ir pašalinis dalykas. Tai dabar klausimas iškyla. Jeigu mes praradom esmiškumą, praradom, kas yra mes, kas yra žmogus, ar mes galime iš viso susikalbėti. Ir klausimas iškyla, to daug diskusijų buvo, jeigu jūs keliaujate per pasaulį, mokslininkai, jaunimas, ir visgi visur klausia, kodėl mes neturim žmogaus teisų. Sako, mūsų valstybė, mūsų diktatoriai, mūsų gniaužiai ir visa kita. Tai kaip ieškoti žmogaus teisų, jeigu pagal jūsų diskursą tų teisų nėra. Ir žodžiu visuomet surandi reikalavimą, kad jūs turit mus traktuoti kaip žmonės. Mes reikalaujam iš savo valstybės, iš savo diktatorių ir teokratų, kad visgi mes turim iš principo būti suprasti kaip žmonės. Tai kas yra tas žmogus tada? Nes kalbant apie integraciją, nėra integracijos, jeigu mes neturim principingo suvokimo to, kas yra žmogus kaip archė, kaip principas. Kitas dalykas labai įdomus. Mes turim teorijas apie žmogų. Kaip sakė, mes galim būti nukrytęs angelas arba čia stovisi beždžionė. Mes turim dvi galimybės būdingas. Ir visai yra abi kryptis mėgina mus išaiškinti. Išaiškinimas reiškia priežastingumas. Ir tas priežastingumas tada reikalauja tokio dalyko. Aš žiūrėjau laikrodį, kad nenusikalbėčiau per daug. Reikalauja vieno dalyko, kad kiekvienas išaiškinimas kaip priežastingumas panaikina mūsų laisvę, panaikina mūsų atsakomybę, panaikina mūsų žmogiškumą. Ir žodžiu, kalbant apie priežastingumą, kalbant apie sąlygas, kas mus padaro žmogumi, padaro, kas mes esame, reiškia prarasti žmogų. Sąlygiškumas buvo visos Vokietijos marksizmo eksperimentas. Mes galim sukurti sąlygas ir padaryti naują žmogų. Kaip kaime sakydavom, kai buvo mažas kaime sovietų laikai, kai atėjo Sovietija, sako, dabar bus naujus, nebe buržuazinės karvės, bet bus tarybinės karvės, bet jau bus kitokios. Mes sukursim tarybinės karvės. Mums puikus dalykas. Ir dabar sukursim sovietinį žmogų. Kaip matą, kuo mes turim padaryti. Tai reiškia, jeigu mes nematom, bet turim vizijos, kas yra žmogus, kaip matas, tai mes negalim sakyti, kad mes jį sukursim. Vienu žodžiu, kalbant apie sąlygas, kaip kūryba specifinės istorinės stadijos žmogaus, ta kalba reiškia, mes praradom žmogų, bet mes jį vaizduojam, kaip matom, kaip mums nereikia suprasti. Tai reiškia, pirmas dalykas, mokykla turi kalbėti apie temas jų ribose ir tos temos turi savo reikalavimus. Tada kalbėti apie temą yra kalbėti apie tiesą. Ne apie postiesą ir taip toliau, nes be tiesos
nėra mokyklos, nėra laisvės. Matot, kalbant apie laisvę ir komunikaciją, laisvą komunikaciją, reiškia, kad kalbėti apie kokį nors daiktą ar temą be jokių kitų prielaidų, be jokios priespaudos yra laisva mokykla, laisvas diskursas. Jeigu sakysi, kad aš noriu iš to daikto ką nors padaryti, jau nebekalbu apie tą daiktą, bet jo pakeitimą. Jau aš kalbu retoriškai. Ir žodžiu, kalbant teisingai, yra komunikacija. Jeigu pradedi nukrypti nuo teisingumo, pradedi meluoti, tai yra tuštuma. Mes kalbam apie nieką, kalbam apie kalbą. Tai reiškia, kiekvienas diskursas, kuris sako, mes sukuriam savo objektus, nebėra kalba apie tiesą, bet apie mūsų norus. Mes norim to ir taip toliau. Todėl dabar vakaruose ir vėl paplito per pasaulį, ypač per postmodernizmą, kas yra žmogus. Ir nutarta, jeigu Prancūzijoje kartais, net Vokietijoje pasirodo, Britanijoje puikiai, žmogus yra mašina geidulių. Kiekvienas geidulys nori būti patenkintas. Tai kaip juos patenkinti, tai mes sukursim sąlygas, kaip patenkinti tuos geidulius. Teismai ir visą nustato. Kaip Nyčė sakė, kaip žmogus yra mašina geismų, tai kiekvienas geismas turi kitam įkąsti, nes kiekvienas geismas nori būti įkūnytas, nori savo gyvenimą. Ar jūs girdite? Ja. Tai jau norėtume prašyti jūsų į pabaigą. Tai jau į pabaigą pasakau. Tai visa etika dabartinė neturi jokio kito principo, kaip tik tai patenkinimas geidulių. Tai vadinasi malonumo principas, ne kretinizmas visas. Ir todėl mes neturime kito mato, kaip patenkinti mūsų geidulius pagal naujus išradimus, naujus kūrimus. Ir dar vienas paskutinis dalykas, atsiminkim, kad kiekvienas sukūrimas naujo plaktuko, naujos technologijos nėra išrišimas, bet taip pat sudaro didžiulės bėdas, atveria dar daugiau bėdų, kurias reikia išrišti, kurios dar daugiau bėdų sudaro. Kaip sako, ką šis naudoja prie 10 metų nebegalioja, dabar mes turim fitis kitus išrišimus, kurie išrišdami sukurs daugiau reikalavimų.